šitą parodą. Šita paroda yra kaip rezultatas ilgo darbo, nes jinai gavosi per, nesakau, kad per kančias, bet per ilgą darbą metų metais. Nes portretas man yra, kaip ir negaliu pasakyti sunkus darbas, bet jisai reikalauja kruopštumo, įsigilinimo į objektą, į tą modelį. Bet kadangi mano portretai atspindi mano šeimos narių gyvenimą, charakterizuoju daugiau juos kaip tokius, kaip personažus, kas jie tokie yra. Kad ieškau detalių, kad charakterizuoti, kad kas kuo domisi, kas kuo gyvena. Ir man tada pasidaro įdomios tos detalės, kurias aš panaudoju, kurdama tą portretą. Aš net nevadinu tai portretais, tai yra paveikslas su žmogumi, kaip aš sakau, paveikslas su žmogumi. Nes tame paveiksle yra charakteristika žmogaus irgi kaip tam tikro kūrėjo, kaip menininko, nes mano tie visi šeimos nariai irgi yra meno žmonės ir aš juos labai gerai suprantu, bet būna dar tokių momentų, kai aš, pavyzdžiui, visai neplanuoju daryti portretą, neplanuoju, bet štai pas mane ateina anūkė ir aš matau, portretas, susitaršiusi, plaukai susivėlę, kažkokia čia kuodas padarytas šone, kaip rožė. Ir sakau, palauk, pastovėk, padarom. Ir tada darom mes jau tą portretą. Tada taip spontaniškai gimsta, kai tiesiog pats spontaniškai gimsta, nes aš pamatau tą, pamatau. O yra, kada jau gimsta, kada susitarėm, sugalvojam, kad mes darysime, aptarėme ir tada jau bandome sukurti. Tai čia yra mano džiaugsmas, kadangi tai yra mano šeimos nariai. Jie man visi yra mėly, aš juos myliu ir man dėl to labai patinka ta kūryba, kadangi čia yra mano vaikai, anūkai, mano gyvenimo dalis tai yra. Ir aš tą gyvenimo dalį atspindžiu paveiksluose ir portretuose. Ir galvoju, ateis toks laikas, kai gal močiutės, mamos neliks, bet liks jos kūryba. Ir kiekvienas galės pasiimti savo portretą ir prisimins, kaip mes tapėm, kaip mes kūrėm, kaip mes aptarinėjom, kaip mes galvojom, kaip mes planavom, kaip mes fantazavom. Tai man patinka dėl to, pradėjau tai nuo mažesnių tokių veidukų, bet paskui po truputėlį jie didėjo. Man patinka tie didesni gabaritai, kadangi norisi ir to fono, tos charakteristikos, to peizažo gal net, tų žydinčių medžių arba medžio už lango. Ir kad būtų aplinka, kokioj aplinkoj tas vyksta, tas procesas kūrybinis. Ir taip stengiuosi perteikti, kiek man pavyksta, tiek aš ir padarau. Ir be to kiekvienas žmogus turi savo kelią, savo charakterį ir man tas patinka ir jie gaunasi vis tiek kaip ir visi vienodi, bet tuo pačiu jie yra skirtingi, kadangi jie ir yra skirtingi, nes jų kelias kiekvieno yra kitoks, jie yra kitokie
man tas labai įdomu. O kitoj salėj? O kitoj salėj yra siuviniai ir tie siuviniai mano yra labai seni. Jau praeito šimtmečio tie siuviniai yra. Kaip jie atsirado ir kas mano galvoj, aš dabar kaip pagalvoju, kas mano galvoj ten susišvietė, aš net negalėčiau taip net surasti tų galų, bet man labai patiko pasaka Eglė žalčių karalienė, jinai kažkaip man buvo tokia keista ta pasaka, kaip ją gali sukurti ir sugalvoti, kad žaltys ten pasiperša, kad nusiveža į jūrą, kad veiksmas vyksta jūroje, kad tie vaikai gimsta, kad jis neišleidžia tos eglės grįžti namo, duoda jai užduotis ten klumpę, ten rėtis. Nu viskas man yra taip keista ir kad tai yra lietuvių pasaka tokia keista. Kai aš dar stojau į konservatoriją mokytis, tai aš skaičiau ištrauką iš Eglės žalčių karalienės. Ten paskubėk Egluželtų vaikais vedina, atsimenu, kaip šiandien moku dar ir tą ištrauką ir stojau su tą ištrauką, skaitydama tą ištrauką. Tai kažkaip ta Eglė žalčių karalienė man padarė, tokį kaip ir įspūdį labai, bet to jinai yra labai visiems patinkanti pasaka. Ir baletas, ir skulptūros, ir tapyba, ir kas tik nori, viskas. Eglė žalčių karalienė yra visiems labai įdomi. Tai paskui, kai aš jau tą Eglę žalčių karalienę susidomėjau aš Bibliją. Kadangi mes visi skaitėm, tai ir aš skaičiau tą pasaulio sutvėrimą. Tas pasaulio sutvėrimas man buvo labai įdomus. Ir kai aš skaičiau kaip per 6 dienas viešpats Dievas sutvėrė pasaulio, 7 dieną ilsėjosi ir kaip viskas jis sukūrė tą rojų, tai man labai buvo įdomus pats žodis rojus. Koksgi tas rojus turėtų būti? Kažkoks turėtų būti kitoks. Negalėtų jis būti paprastas, kaip mūsų gyvenimas, kažkoks rojus. Ir tada aš, kai nuvažiavau į Trakų pilį pasižiūrėti, ten pavaikščiojau, pamačiau tokią ekspoziciją, kur buvo vėliavos iškabintos, įvairiausi įdomus tokie eksponatai, siuvinėjimas. Ir aš pamačiau siuvinėjimas būtent tais karoliukais, visokiausiais blizgesiais. Ir aš žiūrėjau ir galvojau, protu nesuvokiama. Kaip taip galima padaryti? Ir tada aš galvojau, reikia. O gal čia rojus tada yra tas kitoks, ne toks žemiškas. Ten Dievas jau kūrė ir ten Adomas ir Ieva gyveno jau tokioj gražioj, nepaprastai gražioj aplinkoj, kur buvo taika ir ramybė, kur liūtai ten draugavo su stirnomis ir vienu žodžiu nebuvo mirties ir buvo tas gyvybės medis, nuo kurio nebuvo galima skinti vaisiaus, obuolio, tai buvo sąlyga, ką jau viešpats Dievas sutvėręs Homo sapiens, Adomą ir Ievą, jau jiems prigrasino neskinti, nes tai atneš mirtį. Betgi žaltys, tam ir yra žaltys, kad jisai sukurtų tą nuodėmę. Tai čia yra tam tikra nuodėmės istorija. Ir jau čia kalbant apie siužetą, jau nenoriu aš pasakoti, nes visi mes tą viską žinom, bet man tas technika kėlė abejonių, kadangi aš galvoju, kaip čia ta technika tokia
gal jinai netinkama, gal čia daugiau tas blizgesys gal nelabai tinka, tai. Bet pradėjau, kadangi man buvo labai patogi ta technika. Gali sėdėti, gali klausyti muzikos, gali ir gali siuvinėti, reiškia, laikas man neina veltui, aš esu užsiėmus. Man labai visą laiką reikia veiksmo, reikia to užsiėmimo, nes aš galiu dirbti kažką dar dirbdama. Galiu ten atsirinkdama muziką, spektaklį, dar kažką, vat aš tuo pačiu galiu klausyti, galiu žiūrėti kažką, o čia man netrukdo tas tau siuvinėjimui. Tai taip ir nusižiūrėjusi aš truputėlį pradėjau tą žaltį siuvinėti ir paskui kažkaip vienas prie kito man klijavosi iki Adomo ir Ievos ir sustojau ties Adomo ir Ievos meilę, nes toliau jau būtų išvarimas iš rojaus ir jau būtų žemė, kur jau rojus baigėsi, reiškia, ir Adomas su Ieva praranda tą amžinai gyvenimą ir jau gyvena paprastų žmonių gyvenimą, gimsta vaikai, Kainas ir Abelis ir taip toliau, čia jau yra kiti dalykai. Tai vienu žodžiu man kažkaip susipynė, galvoju, vystyti tą temą, toliau Biblijos eiti galima tuo keliu, kad žiūrėti ten Kaino ir Abelio istoriją, paskui Nojaus tas laivas ir be galo įdomus siužetas, paskui Mozės ten tas degantis krūmas. Ten yra tiek siužetų nuostabiausių, kuriuos galima būtų, taip sakant, man įdomus jie, kuriuos galima būtų nagrinėti ir bandyti juos perteikti. Bet yra ir kitas kelias, kur galima eiti į tą, būtent jau toliau į tą baltų istoriją, Eglę Žalčių karalienę, mitologiją, nes ir galvoju, kokia įdomi istorija Kęstutis ir Birutė, Birutė Vaidilutė. Taigi, kasgi čia yra, tai yra Žalčio akmenų garbinimas, taigi siužetas tikras. Net jeigu paimtume Gediminą, mūsų didįjį kunigaikštį Gediminą, kuris susapnavo sapną, koks siužetas. Bet vėlgi jis susapnavo sapną, bet tą sapną jam išaiškinti turėjo Krivaitis. Tai irgi įdomus tokie dalykai, ką galima vystyti, einant šituo keliu. Tai tų kelių yra, kokį nori, tokį gali pasirinkti. Tai taip gimsta idėjos, taip gimsta siužetai, man įdomios ir lietuviškos mūsų tos šventės. Labai man patinka šventė Žolinė, nes mūsų miestelė, kur aš užaugau, tai Žolinė buvo pagrindinė šventė atlaidai, bažnyčioje šventosios mišios, žmonių suvažiavimas iš visų kraštų, giminų susitelkimas, balius jau užkandėlės, alaus darimas, ten ant šventoriaus tų saldainių pardavinėjimas. Tai čia yra nuostabiausi dalykai, kurie lieka žmogui visam gyvenimui ir Žolinė niekur nedingo. Jinai bus ir bus, ir bus, ir bus. Tai ar paimsim Kalėdas, ar paimsime Velykas, taigi viskas tas yra. Ir aš turiu velykinę temą Kristaus kančią. Aš turiu išsiuvinėtą Kristaus kančią, nes man buvo labai įdomi, kadangi tas siužetas Žalčio, jisai baigėsi tada, kai mergelė Marija, yra labai daug tokių pavaizduota siužetų, kai mergelė Marija stovi ant Žalčio. Ir tas reiškia jos suminimas nuodėmės, reiškia sumina tą
Ievos ir Adomo tą nuodėmę ir prasideda krikščionybė ir prasideda Kristaus tema ir jų gyvenimas. Ir man šita tema irgi labai, labai įdomi. Ir aš siuvinėjau Kristų, gilinausi, man labai patiko irgi ten begalė yra įdomiausių siužetų, kur galima daug ką padaryti, tai ten ir šventoji trejybė, ir Kristaus dangun žengimas, ir siužetai pagal Naująjį testamentą, aš esu vynmedis, jūs šakelės, arba ten aš esu žmonių žvejys, kur žvejai tuos tinklus padeda ir eina pas žmonės. Tai čia siužetai gimsta vienas paskui kitą, bet truputėlį baisoka yra, ar sugebėsi tą padaryti, nes reikia vis dėlto tą perteikti ir padaryti. Tai nedarysi, nepamatysi. Tai taip ir gaunasi, kad kažką tai pradedi daryti ir pabandai. Tai turbūt siužetai sekančiai parodai? Tai gali būti, nes aš dar Kristaus temą, tai irgi galvoju, čiagi labai, irgi šventė mūsų, ką mes švenčiam. Tai dabar žolinė, Paskui, jau nekalbu apie ten tokias kaip gandrinės, kur gandrai išskrenda, arba ten vėlinės, tai čia viskas jau yra mums, taip sakant, pažįstama ir žinoma, arba kalėdos, tai mes negalim be kalėdų, visi švenčiam, o paskui jau einam į tą gavėnios laiką ir į tas Velykų laikotarpį. Tai siužetų yra tiek, ir aš faktiškai tai velykinį tą siužetą turiu jau įgyvendinus, nes tai yra Kristaus kančia ir Kristaus prisikėlimas. Ir Kristaus prisikėlimas, tai irgi labai įdomus tokie dalykai. Tai pereinant nuo Biblijos, nuo baltų tų siužetų, baltiškų, nuo tų visokių simbolių, nuo mitologijos, pereini prie savo šeimos, prie savo gyvenimo ir matai, koksgi tas mūsų įdomus gyvenimas.